Prancūzijos pietuose esančiame Provanso Ekse ir Panevėžyje. Tik čia daugiau ir įdomiau. Panevėžio dailės galerijoje veikia Lietuvos nacionalinio ir Panevėžio kraštotyros muziejų surengta paroda Etnografinis opartas muziejų kolekcijose. Opartas arba optinis menas sukeliantis judėjimo, pulsavimo ar mirgėjimo įspūdį. Pasak menotyrininkų, stipriausias optinio meno meistras Lietuvos istorijoje Kazys Varnelis, gimė Alsėdžiuose savamokslio dailininko, dievdirbio ir audėjos šeimoje. Muziejininkams kilo idėja sugretinti Lovatėsės ir Varnelio kūrybą. Kartą saugykloje akis užkliuvo už sulankstytų lovatėsių. Šovė mintis jas išlankstyti ir eksponuoti kaip paveikslus. Prie jų reikia gerai pastovėti. Tie šviesotamsos efektai, tie šešėliai sukuria viso paveikslo bangavimą tokį. Ir čia ir yra optinio meno ta tokia paslaptis, kad tapyba veikia mūsų akį. Lietuva Prancūzijoje pristatė savo kultūrą ir į modernaus meno Pompidou centrą vežė 16 Kazio Varnelio darbų. Prieš įeinant į šitą ekspoziciją buvo ženklas atsargiai sergantiems epilepsija, nes tas vaizdas gali turėti ir tokį poveikį. Panevėžyje eksponatai sukuria išskirtinį jaukumą, regis patenki į kaimo audėjos trobą su margais kiliminiais takeliais, spalvotomis raštuotomis lovatėsėmis ir bandelėmis kvepiančiomis cinamonu. Pavyzdžiui, čia irgi pasižiūrėkite, kaip gražiai susišaukia tradicinis katpėdėlių raštas, ar ne, audime ir spalviškai su Kazio Varnelio darbu, tie kvadratukai, kaip ir tos katpėdėlės, ir ta tokia žydra spalva. Na, žodžiu, čia tikrai dailininkės labai subtiliai, gražiai paderinti tokie junginiai. Man tai apima tobulas jausmas. Super atitinka. Vienas modernistinis darbas, o kitas visiškai tradicinis kaimo nežinomos audėjos darbas. Ir kaip Varnelis yra sakęs, tų nežinomų anoniminių menininkų darbai man daro didžiulį įspūdį. Žiūri į Lovatėsę, o aš matau grafikos darbą. Grafikos darbas, šitas sidabrinis siūlas, viskozinio šilko siūlas sukelia tokius atspindžius, tai man šita Lovatėsė tokia viena iš gražesnių ir tiesiog jinai ne su tekstilė asocijuojasi, o su grafika. Kada šitos Lovatėsės atsiduria šalia Kazio Varnelio modernių paveikslų, mes bandome parodyti žiūrovui, kad jos lygiai taip pat yra meno kūrinys. Yra nurodoma autorystė, kas audė, kada audė, iš kokio krašto kilę. Ir šita dažniausiai nežinoma anoniminė kaimo audėja šitoje parodoje stengiamasi parodyti, kad yra menininkė. Yra kūrėja. Parodoje pristatomi 9 Kazio Varnelio tapybos darbai ir beveik 60 audinių – lovatėsės, kapos, marškos ar divonai. Norima atskleisti lovatėsių ornamentikos grožį. Skirtingose Lietuvos regionuose skirtingos lovatėsių spalvos ir raštai. Dzūkijoje daugiau yra mėlynos spalvos. Aukštaitijoje mėlynos spalvos mažiau. Iš tikrųjų, kadangi mūsų kostiumuose dominuoja balta, raudona spalva, tai ir lovatėsės atsiranda su raudona labai ryškiai. Žemaitijoje šiek tiek santūresnė žemės spalvos, sakykime, gal atsiranda daugiau kažkokia ruda, tamsiai raudona bordinė. Gal tik tai kuo senesnis raštas, kuo anksčiau austas audinys, tuo jis yra smulkesnis, ploniau suverpti siūlai, smulkesni ornamentai. Ir pačios pagrindinės, ko gero, spalvos yra juoda ir raudona, tokios labai senos, heraldinės galėtume sakyti spalvos. Ir iš jų komponuojami tie ornamentai. Juoda balta labai jau tradicinis
ar ne, arba juoda, raudona. Ir va čia Nacionalinis muziejus pristato vieną seniausių eksponatų, tai yra staltiesė iš Jurbarko rajono. Ja datuoja maždaug XIX amžiaus vidurių ir matome, kuo audimas yra smulkesnis, siūlai labai plonai suvirpti, tuo ir tas laikmetis yra ankstyvesnis, nes tikrai seniau moteris dirbdavo kruopščiau. O va čia yra viena seniausių mūsų muziejaus vien lovatiesių. Ja audė tokia Barbora Mataitienė iš Burvelių kaimo. O šitą lovatiesę padovanojo jos dukra Angelė Aleliūnienė. Jis buvo labai garsi Panevėžio miesto audėja. Audė iki pat savo gyvenimo pabaigos. Stakles turėjo gyvendama Tulpių gatvėje 5. aukšte ir visą laiką audė. Nepaprasti dymai, bet toksai kaišytinis audimas su daug skirtingų spalvų. Čia jau reikalauja didelio tokio, audėjos amato subtilumo. Dymai, kada yra, matome, palaidų siūlų. Va. Ne visi siūlai kokšteliais yra paimti, ne kiekvienas siūliukas yra suaustas. Ir dar apie audimo būdus. Lovatiesės dažniausiai buvo audžiamos keturnečiu dyminiu audimu. Tačiau labiau patyrusios audėjos naudojo ir kaišytinį kombinuotą ruoželinį būdą. Trinyti naudojo norint išausti plonesnę drobę, pavyzdžiui, marškiniams, kelnėms, prijuostėms ar staltiesėms. Lovatiesių raštuose matome užkoduotus simbolius, kurie buvo universalūs. Tai kryžiai, kvadratai, rombai, iš kvadratukų susidėliojantis tam tikri langeliai. Liaudyje įvairiai tie raštai yra vadinami, štai pavyzdžiui, agurkėliai arba ąžuolo lapai, našlaitės arba dobiliukai. Tokius pačius geometrinius raštus galime atrasti skirtingose tautose - Pietų Amerikoje, Afrikoje, Azijoje ir Baltijos kraštuose. Skiriasi galbūt šitų universalių labai simbolių, kaip matome, spalviniai deriniai skirtingose kraštuose. Tokios lovatiesės tai būdavo ir pas senelius, pas uošvius, vyro mamam ausdavo. Tai taip, kad nėra labai nauja kažką, bet ir įdomu. Va čia, daleiskim, tiek emocijų nesukelia, jis yra gražu, pasižiūrėti visą kitą. O jau tą, ką turi namuose, tai vėlgi tai primena tau brangius žmonės, tai yra senelių daiktai. Gražu, bet tai gal nepraktiška, šiurkštu sėdėti ant tų lovatiesių. Į parodą užsuko ir panevėžietė Irena Vilienė, Lietuvoje pripažinta audėjų audėja. Šiandien ieškanti jaunų merginų norinčių mokytis tradicinio audimo amato. Anksčiau dar man mažai būnant, tokios spalvos siūlų pas audėjas būdavo. Ir tiesiog, tikrai, čia aš truputį pasidomėjau ant kai kurių lovatiesių neatrastą autorių, bet čia yra toks perlas, toks auksas mūsų tautos, tokia brangenybė. Ir man širdyje labai gaila, kad, kaip sakant, viskas, aišku, žengia į priekį, kad ta mūsų pagrindinė Lietuvos senolių šaknis gęsta. Nebėra norinčių, nebėra poreikio. Kaip sakant, miršta mūsų gražiai raštai. Kas dar čia sugebėjo jas išsaugoti, surinkti. Čia, sakau, nežinau, į pasaulio kraštą galima nuvežti tą grožį. Kadangi ne visos lovatiesės tilpo į parodą, persikelkime į Kraštotyros muziejaus rinkinių saugyklas. Čia saugoma apie 100 autentiškų lovatiesių. Pradėjusios ruoštis Oparto parodai, darbuotojai sugalvojo papildyti kolekciją ir paprašė panevėžiečių padovanoti tradicinių audinių. Atsiliepė ne tik panevėžiečiai, bet ir iš Rokiškio, Kėdainių, Pakruojo ir net Širvintų rajonų. Dovanotojai sakė, jog vaikai ir anūkai tokio paveldo nebevertina, o išmesti konteinerį ranka nekyla. Tų audinių nemažai buvo likę sode, namelyje. Jie buvo sudėti, tvarkingai sudėti ir kada jau ten savo jaunesniem giminaičiam pavedė sutvarkyti tą sodo namelį,
pamatė, kad jie visiškai nesupranta vertės šitų audinių. Žmonės dovanojo lovatėsės, rankšluosčius, kiliminius takus. Vienas vyriškis atnešė ir savo mamos dar tarpukariu austą tautinį kostiumą. Paroda etnografinis opartas muziejų kolekcijose Panevėžio dailės galerijoje veiks iki sausio pabaigos. Šiandien tiek. Tiesiog likite su 7 Kauno dienomis. Laidos naujienas sekite 7 Kauno dienų ir LRT Facebook paskyrose. Laidos įrašai LRT mediatekoje.